visi, šį kartą sveikinuos iš Vyslos, iš Skolnytį Bike Parko esančio Beskydų kalnuose. Su Mindaugu atvykom 3 dienas smagiai praleistą ant dviračio, o dabar važiuojam žemyn. Kokie Mindaugai įspūdžiai apie trasą pradžiai? Negaliu nieko apie trasą sakyti už tai, kad aš esu antiek nustebintas iš blogosios pusės eilės dydžio, kad aš tik apie tai galiu ir galvodavau. O eilė tai kosminė. Mes laukiam jau 6 minutės ir realiai prasidėjo 10% visos eilės. Kiek laukiam? Kokias 6 minutės. Tai bus 60 minučių turbūt. Tai kiek šiandien kartų nuvažiuosim žemyn? 5? 5 kartus. Kiek Mindaugai laiko eilėj stovi? 3 minutės. Mes greit judam. Jei rimtai, tai melagis, tai mes kokius 20, jeigu nedaugiau. Stovim, Mindaugas va, non-stop scrollina, sakė, jam powerbanko dabar reikia jau. Kol atvažiuos Mindaugas nufilmuoti jo šuoliukų atvaralą. Super, greitis, šoka. Gražu, važiuoja, op. Super. Stumėmės į viršus, nes apačioje didelė eilė. Iki. Išsiskyrėm, Mindaugas nuvarė mėlyną žemyn, aš raudoną noriu. Čia dar biškį natural trailabas ir šuoliuk. Čia va reikia pasistumti dviratį per mišką į kalną. Bet abi reiškia paima gildis. Tikra kalynė, Mindaugas dėl jos ir nemėgsta šitą pervažiavimą. O dabar bus smagieji šitos tiesos šuoliai. Op. Svarbu tiksliai, ne per daug greičio. Wow. Smagus, čia dideli bermai. Šiau. Dabar čia biškį bus natural važiavimo. Tokie užtaigus bermokai. Šuolis į bermą, vėl nepavyko, antras, trečias, op, į bermą, nu ir dabar šuolis.
vaikui. Atvažiuoja Mindaugas. Nu, Šausko 14 ar nežiūrim, ne. Nu, kaip tavo nusileidimas? Atidaviau visas jėgas, ką turėjau. Kaip vertini dieną? Užkėliau rankas. Įvairiai. Per didelis eina. Labai numušiau ūpą visą. Ką rytoj darysim? Pasimatuok ir padaryk. Gerai, pasimatuosiu ir padarysiu. Apibendrinant antrą dieną, tai šiandien pabandėm naujų trasos dalių, išbandėm vieną naują dropą, vieną gapą, turėjom iliuzijų pabandyti toliau esančius 2 šuolius, bet jie yra po Natural Trailo dalies, tai sunkiai mums pasisekė pervažiuoti juos, bet šiaip džiaugiamės šituo dalyku. Rytoj planas yra aplankyti naują kurortą, šiandien su vienu žmogum keltuvę kalbėjom, sakė daug geresnis negu šitas, čia jis tik dėl vaiko savo atvažiavo, tai važiuosim ryt į Zloty Grun, taip Mindaugai? Kameros operatorius neturi teisės šnekėti. Gerai, tai tiek. Vakarykštį mūsų planą vykti naują bike parką pakoregavo mintis, kad galbūt šiandien sekmadienis ir bus mažiau žmonių skolnyti bike parke. Tikėjomės mažesnių eilių, atvykę radom tą patį, tai neturėjom didelių vilčių važinėjimui, bet kaip visą laiką, kad atvažiuojam dviese, pabandom kažką naujo. Tai šiandien pabandėm nedidelį gepuką, norėjom pabandyti dar didesnį, bet nusprendėm, kad gana ir svarbu pabaigti viską be traumų. Ir tada aš sekantį važiavimą Belmė tiesiog paslydau ant sausos dalies ir nusibrozinau kelią, susibintau ir važinėjomės toliau. Šiam kartui tiek, tikiuosi pamatėt kažką įdomaus, susitiksime kitame video. Tai ten, kur matėt vaizdą prieš tai iš kavinės, tai dar mes po to tęsim pasivažinėjimą. Paskutinio nusileidimo metu, nors nesakiau, kad paskutinis, nes negalima, bet tiesiog trenkiausi bermą kaip į sieną, dviratis išlėkė per viršų, aš va subaladota nosim esu, šalmas sulaužytas, kraujas va bėgo per šalmą, matosi, jum gal nelabai. Tai kelionė baigėsi taip, dar krūtinės susibaladojau tenais, bet nieko, apsauga buvo. Tai saugių kelionių jum kitų visų.